Šiandien žiniose abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Daugėja besiskiepijančių nuo erkinio encefalito. Proto negalią turintys jaunuoliai mokosi stiliaus kodo. Laisvės aikštėje atidaryta tarptautinė vaikų paroda apie gamtą. Šiandien visiems abiturientams neeilinė diena. Mokyklose nuskambėjo paskutinis skambutis. Tradiciškai į mokyklas tą dieną 12-okai keliauja įvairiomis transporto priemonėmis – automobiliais, motociklais, autobusais. Tačiau norėdama užtikrinti gimnazistų saugumą, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija paskutiniojo skambučio šventę nusprendė suorganizuoti kitaip nei visi ir į savo mokymosi įstaigą keliavo pėsčiomis. Šiemet taip jau nutarėm. Tikrai pabūti kitokiais. Ir pirmiausia, tai mums labai rūpi mokinių saugumas. Ir kadangi mūsų gimnazistų ta antroji laida, išmanūs, sumanūs, linksmi, kūrybingi, mes taip ir nutarėm susitikimą daryti ne kažkur tai auklėtojų namuose, bet tiesiog susitikti visiems mūsų miesto centre. Nes galbūt už pasibaigus egzaminų sesijai kai kas paliks ir miestą, gal net ir Lietuvą paliks, tai tegul lieka šis toksai įsimintinas prisiminimas visiems mūsų gimnazistams. Nebuvo prieštaraujančių, kad eiti pėsčiomis teks? Tikrai ne, nebuvo. Kažkom tai nori žmonės gal išsiskirti ir pasirodyti. Tegul ir miestas mato mūsų gražius gimnazistus. Gimnazijos moksleiviai įsitikinę, kad tokia renginio organizavimo forma paskutiniojo skambučio šventei suteiks ne tik saugumo, bet ir originalumo. Daug smagiau eiti pėsčiomis. Man pavyzdžiui. Kodėl? Todėl, kad mašinos gal kiek ir banalu tapo šiuo atžvilgiu ir iš tikrųjų visokių nesąmonių atsitinka. Tad geriau pėsčiom, manau. Šiaip automobiliai tapo pasipuikavimo šaltiniu, grinai kokį automobilį turiu, o ne vien dėl to bendrumo jausmo, kai visi susirenka ir pašvenčia. O Žigulys, ką pasipuikavimo simbolis, atsiprašau. Ne, jeigu dėl patogumo, tai aišku, automobilis yra daug patogiau, dėl to, kad visos atėjo su aukštakulniais ir labai sunku nuo mokyklos iki čia atpėdinti, bet saugumo atžvilgiu tai pėsčiom yra geriau ir kadangi ne taip toli, tai mes labai nesiskundžiam dėl to. Manau, kad gražiau atrodo, kai, gražiai atrodo, kai važiuoja mašina ir gražiai atrodo, kai eina su choru, gal netgi įspūdingiau, man taip atrodo, dramatiškiau. O saugumas čia svarbu? Saugumas irgi, manau, daug prisideda. Nors paskutinis skambutis 12-okams nuskambėjo šiandien, tačiau egzaminų maratonas prasidėjo jau prieš 3 savaitės. Visus gegužės savaitgalius abiturientai laikė užsienio kalbų egzaminus. Rytoj kai kurių dar laukia prancūzų kalbos egzaminas, o birželio 1-ąją, trečiadienį moksleiviai laikys privalomąjį lietuvių kalbos brandos egzaminą. Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų ketvirtį nuo erkinio encefalito pasiskiepijo net trečdaliu daugiau gyventojų nei pernai per tą patį laikotarpį. Aktyviau šiais metais skiepijasi Panevėžio miesto ir Rokiškio rajono gyventojai. Per 3 šių metų pirmosius mėnesius nuo erkinio encefalito pasiskiepijo jau 335 asmenys. Iš viso per praėjusius metus pasiskiepijo 873 žmonės. Nuo erkinio encefalito rekomenduojama pasiskiepyti visiems, kadangi Lietuva priklauso padidėjusios rizikos užsikrėsti erkinio encefalitu zonai. Ypač rekomenduojama pasiskiepyti miško darbininkams, žmonėms, kurie mėgsta poilsiauti gamtoje, miško ir lauko gėrybių rinkėjams, miškingose vietose gyvenantiems asmenėms. Labai svarbu atminti, kad erkinis encefalitas yra labai sunki liga centrinės nervų sistemos, kurią perneša erkinio encefalito virusas. Nuo šios ligos vienintelis apsisaugojimo būdas yra skiepai. Be abejo, reikia nepamiršti ir profilaktinių priemonių. Einant į mišką apsirengti šviesiais, kuo ilgesnėmis rankovėmis, drabužiais, dėvėti kažkokią skarelę ar kitą galvos apdangalą, o grįžę būtinai apsižiūrėti savo kūną, ar kažkur neįsisiurbė erkė, o pastebėjus ją, kuo skubiau būtina ją pašalinti. Centro specialistai informuoja, kad gegužės mėnesį jau užregistruoti pirmieji erkinio encefalito atvejai. 2010 metais Panevėžio apskrityje ši liga registruota 66 asmenėms.
Jaunuolių dienos centras pradėjo 9 dienas truksiantį projektą Stiliaus kodas, kuriuo siekiama padėti proto negalią turinčiam jaunimui suprasti visuomenės priimtas elgesio normas, taisyklės bei išmokti maksimaliai jų laikytis. To mokosi ne tik Panevėžio Jaunuolių dienos centro auklėtiniai, bet ir tokią pat negalią turintys jaunuoliai iš Danijos, Švedijos, Ispanijos ir Turkijos. Neįgalus jaunimas visi kartu gyvena, mokosi elgtis elgesio taisyklių, kalba apie 19 amžių, kaip seniau gyvena žmonės, kaip jie elgėsi, kokie buvo šokiai, kokios buvo dainos. Ir tai aiškinasi, kaip buvo įvairiose šalise. Šios dienos užsiėmimas yra Lietuvos 19 amžiaus valstiečių šeima. Tai bus didelė šeima, visi persikūnys į merginas ir vaikinus, kurie dirbo paprastus senovinius darbus. Tai ir rūbus skalbė, ir linus kūlė, ir kambarius tvarkė. Ir aš manau, tai yra neįgaliam jaunimui labai gera patirtis ir įdomu sužinoti, ką praeityje darė jų protėviai. Įgyvendinant projektą, tarptautinė komanda, taikydama praktinius metodus, kartosis gero elgesio taisyklės, lygins skirtingų šalių gero elgesio normų panašumus ir skirtumus, 19 amžiaus ir nūdienos gero elgesio standartus, formuos naujus kasdieniam proto negalios jaunuolio gyvenimui reikalingus bendravimo, elgesio ir panašius įgūdžius. Atvykimas į jūsų šalį ir susipažinimas su jūsų kultūra, papročiais vaikams labai naudingas, kadangi jie ne tik pamato kažką naujo, bet ir išgirsta kitą kalbą, susipažįsta su naujais žmonėmis. Tai tikrai ne tas pats, kas namuose, kai nutikus bet kokiai nesėkmei gali nubėgti pas mamą ir sulaukti iš jos pagalbos ir užuojautos. O geriausia taip, kad čia neveikia mūsų mobilieji telefonai. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą jaunuoliai įgys žinių apie skirtingų šalių ir kultūrų gero elgesio standartus, tarp kultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, savikontrolės, stebėjimo ir vertinimo įgūdžių, susiras naujų likimo draugų, patirs teigiamų emocijų, išmoks tolerancijos, galės sėkmingiau integruotis į visuomenę. Panevėžio gamtos mokykla jau 20 kartą surengė tarptautinį vaikų piešinių konkursą Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą, kuriam šiemet per 1000 darbų pristatė vaikai iš Baltarusijos, Indijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos, Rusijos ir įvairių Lietuvos kampelių. Tačiau iš menininkų sudaryta kompetentinga vertinimo komisija teigia turėjusi be galo sunkią užduotį, kadangi iš tokios gausybės atsistų darbų jiems teko atrinkti tik 100 geriausių. Talentų yra. Ir jaunimo yra labai daug kūrybinga ir gabaus. Ir mums kaip komisijos nariam tikrai buvo labai sudėtinga atrinkti darbus. Aišku, čia yra skirtingos amžiaus grupės, nuo darželiečių iki 18-mečių ir įvairių šalių. Pavyzdžiui, dalyvauja labai daug tautybių žmonių, pavyzdžiui, ir Latvijai, ir Estai, ir ukrainiečiai, baltarusiai, ir kiniečiai, ir tailandiečiai, ir indai, ir visokiausi. Ir tai rodo ką? Kad yra labai skirtinga meninė raiška, labai skirtingos technikos ir visai skirtingas suvokimas to kūrinio. Bet vis vien pasidžiaugti reikia tom, kad vaikai mato pasaulio gamtos problemas ir mato jas faktiškai visi vienodai. Kad reiškia mato, kad gamta užsiteršia, kad gyvūnija žūsta ir kad reikia kažką tai daryti, kad tai toliau nesitestų. Ir jų kūryboje tiesiog taip vaikiškai tai atsiskleidžia per spalvas, per kompozicijas, per siužetus. Konkurso organizatorių teigimu, konkurso tikslas – ugdyti jaunąjį kūrėją, kuriam svarbiausias kūrybinio įkvėpimo šaltinis būtų gamta. Tai paskatinimas vaikams atidžiau žvalgytis gamtoje, stengiantis ją pažinti, suprasti, išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą. Tai siekis per kūrybą esmingiau priartėti prie gamtos, užmegzti emocinį ryšį su mūsų supančia aplinka. Vaikų ugdymas, kūrybinis jų ugdymas, aplinkosauginis ugdymas – tai yra ypatingai svarbu šiais laikais, nes būtent tokios priemonės, tai tarsi ta tylioji strategija, kuri priverčia pagalvoti, susimastyti, pasidžiaugti ir pamatyti tai, ką mums sako gamta, ko ji prašo iš mūsų. Grožėtis vaikų piešiniais panevėžiečiai galės visą mėnesį.